konkursas, jame kovojama dėl Dusetų krašto prizo. Jį įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Vasaknos, na ir priziniam fondui skirta 4000 litų. Vėl daug garsių, žinomų pavardžių. Na, o kas bus pats stipriausias, pats greičiausias, vėlgi pamatysime. Beje, ponė Juozai, dažnai žirgas ir ristūnas sakoma kaip sinonimai. Vis dėlto jūs, kaip specialistai, ristūnus skiriate nuo kitų žirgų. Tai būtent ristūnai pasaulyje yra žinomi, kaip jau ir minėjau prieš tai, kad bėga tą taisyklingąją ryščią. Tai ir buvo atrenkami žirgai veisimui tik tai tie, kurie turi išvystytą gerą ryšį ir po to jau, kaip sakoma, sukultūrinti, kurie tapo greitais sportiniais žirgais ir mes juos jau matome hipodromo takuose. Na, populiariausios veislės pasaulyje yra žinomos pagrinde, bent jau Lietuvoje mes naudojame 4 veislės, tai Orlovo ristūnus, kurie buvo pradininkai ristūnų sportui naudojimui Lietuvoje, po to rusų ristūnai, Amerikos ristūnai, na ir prancūzų ristūnai. Tai 4 veislės, kurios yra veisiamos Lietuvoje ir kurios dalyvauja hipodromo takuose. O kada galima tikėtis lietuviškų? Na, kad lietuvišką veislę turėti, tai pirmiausia reikia turėti kažkokius